Sveiki, ką, seniai besimatėm, nusprendėm šiandien praeiti tokį naują maršrutą, ilgesnį biškį, 17,5 km, eisim per 3 aukščiausias viršūnės, Morniai kalnuose. Oras šiandien yra geras, kompanija mums irgi nebloga, tai užtruksim, galvoju, maždaug apie 6-8 valandas. Nu ką, pafilmuosiu, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Gal stipriai nepavargsim, nepertiksim. Nu ką, žygiuojam į priekį. Pradžią tako mes čia jau buvom, ėjom ne vienas iki porą kartų ėjom čia Morniai kalnuose. Nu, bus mūsų 3 pagrindinės viršūnės buvo. Pirma bus Sliv Bernach, 739 metrai. Antra bus Sliv Komendach, kažkaip tai nemoku ištarti teisingai, 705 metrai. Ir paskutinė bus Sliv Donard, 850 metrų. Nu, maršrutas vidutinio sudėtingumo, 17, kaip sakiau, 17 km 700 metrų rašo. Laikas priklauso nuo oro sąlygų, iki 6-8 valandų. Turėtumėm mes gal greičiau šiandien biškį apeiti. Nu ką, kol kas taip. Tokie vaizdai. Nu. Kaip nuotaikos? Geros. Pas jumis? Kojų treniruotė bus konkreti. Jo, šiandien pavarysim, gerai, na. O tos mūsų viršūnės. Ar nereikės blogo užbaigti, dar nepradėjus. Aš kad varom namo prie ežeriukų, pasikursim šašlykinę, aliaus. Jo. Duonas turim keptos. Juokauju. Ką, pradėjom apie 2 km. Orelis good. Nu, judam į priekį. Mūsų pirma viršūnė bus šita. Geras vandenėlis. Grįždami atgal, galvą biškį atvėsinsim. Biškį reik perlipti per upelį. Kelią. Hibrytė bėga. Aš žygiuoju dabar Sliv Bernach kalno papinę. Čia neužilgo lipsim ją. Daeisim iki Morniai kalno. Reikės kelti į viršų. Tas pirmas kalnas, kur pasikelti. 739 metrai. Įspūdingi vaizdai iš ten atsiveria. Čia bus tik pirma viršūnė, dar 2 didelės ir dar biškį mažų. Tai bus dar reikalų. Mano naparnikai. Kaip nuotaikos? Yes. Nu vo, daėjom iki sienos. Daug haikintojų, visi ilsisi. Dabar bus iššūkis, lipsim į šitą kalną.
Labai status. Labai status. Vieną kartą lipau per uraganą. Kitą sykį lipau. Normalesnis oras buvo. Ne, čia Durniams. čia neužlipsi. Ten pamatysi, tai bus striomniai. Nu ką, einam, biškį prisėsim, reikia pereiti ten kitą pusę tvoros. Nu va čia dabar reikia čia lipti į viršų. Ui, bus reikalų, ble. Pasiklydai? Toks statumas. Nežinau, ar matosi per kamerą ar ne, bet yra reikalų. Man ten kalnas Papas pasivadina. Ten buvom kažkada. Ką? Užlipau pusę kalno. Kažkur tais. Ui, kažkur dichalkė pamušė. Bratans dar lipo. Rūta kažkur viršui. Nusprendė nelauks mūsų. Čia prieš pusę metų ėjom. Nuo šito kalno, čia, ten 3 kalnai. Ten mūsų legendinis Papas kalnas. Irgi neblogi vaizdai, kas mėgsta trumpą haiką praeiti. Nu ką, reikia atsigert vandens. Pakelį gerą radai. Gers? Čia dar tik tai gėlytės. Jeigu nenumirsiu. Čia dar gėlytės, dar bus dar aukštesnių. Bet jūs stačių jau nebus noros. Bet tu slipdų nardas irgi yra reikalų užlipti. Ką, atsigeriam vandens ir rūrinom. Toliau. O, beveik viršūnė. Nu kaip? Kaip savijauta? Mes nepalūžtam taip lengvai. Ja. Ką dar biškį reikia užlipti viršų. Oi, nu nafik pavargom. Dar 3 tokias. Nežinau, ble. Kaip čia mes daeisim. Nu va čia. Užlipame tą viršų kalną. Toks grožis čia. Čia kas nori gali užlipti ant viršų. Einam biškį paeksplorinsim, pažiūrėsim, kas ten viršuj. Kur tu ten lipi? Ten reikia eiti. Čia šalta. Kuria čia galima nukristi. Galima nukristi, jo vajo. Nieko, kaip nors. Čia tokie. Okei. Ką? Aš žinau, tai aš nueisiu. Kur įlipau tokį kažkokį huinę. Biški striomniai, na. Čia sakė, dar aukščiau galima įlipti. Ai, bet jau nelipsiu. Ir taip aukštai, a ne?
biškį pailsėjom, užkandom, draniuką paleidau, biškį paskridau, nežinau, kas negausi, kažnors prikarpysiu gal. Nu, šiaip vaizdai neblogi, vėjas tik biškį didokas. Nu, galvojam, bus biškį šilčiau. Bet šiaip kaip nusileidė nuo kalniukų, biškį nėra to vėjo. Tokiuose tarpeklėse pučia komanda X. Ką, nusileidom nuo pirmos viršūnės. Mojamomis. O čia ta Morny Val. Kas norės eiti iššūkį, Morny Val ir palėda sieną. Palėda sieną aplink visus Morny kalnus apeiti. Čia eina taip, taip. Ir ten karočią. Labai daug kilometrų, 3-5 kilometrai. Kaip biškį pailsėsim ir žygiuosim toliau. Nusileisi. Čia sankryža takų. Mes ten ir išvalysim. Praėjom jau 8,5 kilo. Biškį pavargom, nežinau, dar eiti, jo, 10 kilometrų dar. Yra ką veikti, toks maršrutas ne iš lengvųjų. Nežinau, kas bus toliau, Nu ten dabar biškį kalnais lipam, paskui eisim visada nuo kalnų, taip į apačią. Brolių nesimato. Kažkur dingo, gal pakrito. Oras neblogas. Tik vėjas, tas užpisantis toksai. Kartais taip stipriai pradeda pūsti. Nu ką, judam toliau dar. Tai bus privalas. Už kelių šimtus metrų. Ilgiau pasidėsim. Pailsėsim. Žygiuosim toliau. Ką, artėjom prie antros pagal aukštį viršūnės. Antrą pagal aukštį viršūnę Morny kalvose. Slif Maganalach kažkaip pasivadina. 766 metrai. Čia bus. Čia dabar užlipam, nusileidžiam ir į Slip Donardą. Karočią, nežinau, ar turėsim jėgų užlipti ar ne, bet reikės bandyti. Paskui dar grįžti toli. Ką čia darom? Pafilmuosiu. Pasikėjom. Pasakykit porą žodžių. Čia tik pačių matėjas. O, brolis atsirado. Ar girti? Toj. Ну що, кому? Другаlis atbėgo. Kokie Britė? Pailsėjot, na? Pasimetęs gal? Varom, bля. Ar ne, ateina. Pabiškina. Svarbiausia jau į mažąją pusę. Kelias trumpėja. Dar ne į mažą? Ne? Aš jau pripratęs prie to. Kai sakas 17, paskui dar kokie 5 išlenda. Nes mes einam zigzagais, kitas jėgas eina daugiau. Panorama. Dar vėl matosi namelis jau. Viršūnė bus. Opa, davai. O. Elektricis turi. Aha. Sveikinu užlipus į kalną. Malonu nugalėti save. Jūra. Eina nuo tepėjas. Ką? Neatsisėsk tepėjas. Kaip? Čia
Ką, pirikūras. Koks pirikūras? Ką čia turim? Šašlykiukai. Šašlykiukai. Parūkytės. Biški. 3,9. 3 viršūnės, 3,9 reikia pasiimti, ne? Na, ką, pavalgom ir dar vieną reiks paskutinę, didžiausią. Nu, valgy. Ką, karoči, blecha, pusę kelio atėjom, 9,5 kilo, nepastebėjau dabar, kad kamera tik dabar rašyti pradėjo. Visos 4 valandas, karoči, šnekėjau, nieko neįsisaugojo. Karoči, praėjom pusę maršruto, liko dar vieną įlipti, Slivbinan, patį aukščiausią. Nu, ir varysim link mašinas, nu kažką dar prifilmuosim, iš drono biškį bus video. Nu, karoči, tokie reikalai, nesuprantu, kodėl, bet neįsirašė, kodėl neįsisaugojo, bet nesąmonė kažkokia. Nu ką, nieko tokio, ką padarysim, eisit patys, pažiūrėsit. Mūsų kalnas, kalnas lyg turėsim. Biškį barano. Nu ką, pradedam kopti į aukščiausią Slivdanardą. Galim po to mikėnimo, žinau. Kaip? Mikėnimo. Pavargė jau, ble, dar grįžti atgal reikės apie 10 kilo. Nu nafig. Toks takas padarytas geras, neblogas. Čia populiarus labai tas kalnas. Visi lipa, tai čia sutvarkyti. Biškį tvarkingiau. Tai gerai, pats podas. Pusę kalno įlipom, gal biškį daugiau. Mirsim turbūt. Viršūnės dar nesimato. 20 žingsnių padarom, ilsimės. 20 žingsnių padarom, ilsimės. Kitaip niekaip, na. Jau viso, na. Kojas iš karto simuša. Nieko, bля, tiek beliko vis tiek daeisim. Kas senis? Be, kažkaip tai dar gyvi. Bet Sunku. iššūkis geras. Bля, liko dar kokie, bля, 30 metrų palipna. Ir paskui atgal, bля, 6,5 kilo. O dabar bus kiek 12. Nu, kažkur tai, jo. 12 į priekį. Čia jums... Nu, pagaliau. Pagaliau įlipom. Negaliu patikėti. Vlogeris. Sveikinu pasiekęs viršūnę aukščiausią Vornį kalnuose. Žmogus per vieną dieną 3 aukščiausias viršūnės, galim sakyti, perėjo. Rimtas iššūkis. Madam nesikalba. Panorama kokia. Ką, judam at kalną. Oi, dar yra reikalų. Tu savo akmenį padėjai? Ne? Igai? Liko man. Antrą bambą į... Ką, haikintojai, varom, na. Nu, Užsisidėjom, na. pavalgėm, na.
Ai, блядь, koja! Bля, kažkokį trikšną. Народину, бля. Triks kažkas buvo. Блядь, palaukit. Bля, kai įsikandau, kažkas koja, blядь, buvo. Bля, telefonę paėmiau. Tokia panoramkė. Bля, čia biškį pasidėjau. Atsistojau, bля, kažkoks kulne. Virš kulno kažkoks kauliukas trakšna. Įsigandau, galvoju, viso nepaeisiu. Biškį pratempiau pratimus kažkokius, bля, tai biškį atleido. Tai būtų žopa, bля. Reikėtų kviesti helikopterį. Ką, dabar toks takelis. Tai paeisim. Kažkaip visada į apačią pabiškį. Panoramkė. Neblogi vaizdeliai. Žygiuojam, nervuoti visi, blia, beveik, na. Dar žygiuojam, na. O Karūnas mūsų. Kalnai buvom šiandien užlipę. Nežinau, ar tas video įsisaugoja ar ne, blia, kažkaip nesuprantu, blia, filmavau. Ir karočią, filmavau, paskui pasižiūriu, kad nieko neprifilmavau, blia. O bus abidna, jeigu dingo, blia. Nu nieko, jeigu ko, tik nuo pusės, tai biškį parodysiu. Ten su dronu skridau, bus matytina, kad tikrai buvom, nepagaudinėjom. Čia mūsų žygeiviai. Pavargam jau, blia. Mes buvom ten viršui, nu kas ten, vat, sniego nėra, kad ten tilptų. Nu ten iš po žemės bėga vanduo. Ką, apsukom ratą, blia. Du kalnai aukščiausi. Taip, nuvažiuoju tą pačią vietą, kur čia buvom nusileidę laiptukai. Čia mažytė kalnukai. Jo. Mano vardą, nu jo, galėsit užrašyti. Nu ką, liko kokias 3 kilometrai gal. Ką, išsiskyrėm. Jie galvoja eis biškį kitų maršrutų, ale ten geriau. Takų tipą. Nu pažiūrėsim, kur jie ten. A, jau ten. Viršų eina. Ir aš čia jau. Nu, aš biškį greičiau. Keliom minutėm gal. Nu ką, nedaug beliko, porą kilų, man atrodos. Ir bus viskas. Pasibaigęs maršrutas. Nu ką, iki vartelių daėjom. Liko pusę kilometro. Mažys sargas. O, ką? Ką pasakoti, nėra jėgų. Pavargom. 20 atpėdinam. Nasvo. Dar ne. Nu ką, į pabaigą maršrutas mūsų. Iš viso gausis apie 21 kilometrą. Sukilimas buvo apie 1400 metrų bendras. Aplankėm 3 kalnus. Didžiausias 2 kalnai buvo patys didžiausia Morniai kalninė. 1/4 palei dydį, bet labai status. Balia pavargom. Nežinau, pavargom, kaip daėsim iki mašinos. Važiuosim ką nors atsigerti. Nusipirk šalto, kokį ledą suvalgyti. Ir namo. Balia, jau einam 8 valandą, karočią. 8 valandas, karočią, visas mūsų haikas. Tai tokie reikalai. Maršrutas toks nelengvas. Čia norėjau pabandyti prieš. Čia man siūlo eiti Morniai valtą žygį. Tam 3-5 km palei Morniai kalnų sieną.
Bet nežinau, labai sunku, dabar mes 3 kalnai. Nu ką galima gal eit, bet jeigu su nakvynė, su palapinė kažkur gal ir praeitum. Šiaip tai sunku. Arba dėl to, kad seniai behaikinom. Nu ką, į pabaigą, jeigu pažiūrėt. Nežinau, kaip ten gausis, man pusę kelio kažkokia kamera grybavo. Pasirodė, rodo, kad nieko nenufilmavau. Tai realiai pradėjau filmuoti tik nuo vidurio maršruto. Nu gal dar atsigaus, nežinau, jeigu matėte, atsigavo, jeigu ne, tai nuo pusės tik tai. Bet bus ten nuotraukų su dronu nuo tų kalnų. Jau bus tikrai, kad mes ten buvom. Neapgaunam. Nu ką, jeigu patiks vidosikas, palaikykit, pasubscribinkit, parašykit komentarą. Ką mes man ten, mano hebra ten eina. Ate, iki sekančio tada.